Sveiki, čia Teismo Vikingas. Nuo naujų metų pradėsiu naują rubriką STT naujienos. Daug kas bijo kalbėti prieš STT. Yra kas kalba ir kritikuoja STT. Aš būsiu prie pastarųjų. Nors jau ne vieną klipą apie juos iškepiau, nutariau neapsiriboti keliais, o tapti jų nuolatinių darbų analitiku. Ir šiandien pakalbėsime apie per visą Lietuvą nuskambėjusią žinią, kad STT ištyrė korupciją valstybinėje augalininkystės tarnyboje ir jau areštavo turtų, aukso ir pinigų už daugiau kaip 1 milijoną eurų. Šią žinutę ir net spaudos konferenciją STT su prokuratūra organizavo 25 metų gruodžio 16 dieną. Labai jau norėjosi pasigirti prieš visuomenę, kad dirba jie šaunuoliai. Bet ne viskas auksas, kas kakučių atsiduoda. Dekonstruosiu šią korupcijos bylą ir parodysiu, kaip čia viskas vyksta. Gal kai kam akis atsivers. Visų pirma, pagalvokite, kodėl staiga metų pabaigoje prokuratūra ir STT prireikė stambios bylos. Atsakymai banaliai paprasti. Generalinės prokurorės Subinė, atvirai sakant, svilo ir reikėjo kažkokios neutralios bylos išsigelbėti. Ji pasikvietė pas save STT ir paprasčiausiai paklausė: ką turite? Kažko svarbaus, rezonansinio, kad visus sukeltų ant blakstienų, nes man reikia savo kėdę išsaugoti. Šikna dega. Naujiena turi būti ne politinė. Tai yra ne partinius, ne šulus liečianti, o paprasta, bet visiems įsimintina. Ir STT vadovai pavartė savo bloknotą, davė kelis pasiūlymus, ką galima padaryti. Todėl gruodžio pradžioje padarė kelis reidus. Daugybę kratų ir rado tai, kas gulėjo pašonėje jau daugybę metų. Gruodžio 16 dieną STT su prokurorais daro preskonferenciją. Gruodžio 17 savo svetainėje teikia pranešimą spaudai, kurį tuoj pat panagrinėsime. O jau lygiai po savaitės, gruodžio 23 dieną, Genprokuratūra gyrėsi, kad Nida Grunskienė perrinkta antrai kadencijai. Kodėl taip įvyko? Visų pirma, priminkite man, ką per 5 metus Grunskienė gero Lietuvai nuveikė. Kur ji buvo apolitiška, kur principinga, ką pasodino. Aš jums pasufleruosiu. Nieko svaraus. Šūda minkė. Korupcija Lietuvoje iki kaklo jau skandina visus, o ji vietoj to, kad pasiraitotų rankovės ir kuoptų mėšlą, pati mielai tame mėšle plaukiojo su valtele, retkarčiais kokią smulkę žuvelę žvejodama. Nekalbėsiu tuščiai, vėliau bus įrodymai. Grunskienė, pasinaudodama savo postu, padarė taip, kaip daro Seimo nariai prieš rinkimus. Apipila jūs, neva nuveiktais dideliais darbais, pažadais, kad situacija keisis ir avys juos išrenka į Seimą. O šiuo atveju avys seimūnai perrinko Grunskienę, nes jį jų ir šeimos narių neliečia. Pasodino kažkokią buvusią, niekam jau nežinomą, no-name Seimo narę, buvusią Agnę Silickienę. Ir puiku viskas, nieko daryti nereikia. Bet grįžkime prie šūdmalių STT vadovų. Būtent jų. Kodėl jie šūdmaliai? Tam mums reikia faktų. Užeikime į STT puslapį. Spauskime administracinę informaciją ir pasirinkime 24 metų veiklos ataskaitą. Esminiai faktai. Štai tokia lentelė mums iššoks. Dabar įdomius skaičius čia pamatysime. Pradėkime nuo to, kiek pranešimų per metus apie korupciją gauna STT. Štai matome. 22 4720, 23 net 6599, o 24 5529. Kągi šie skaičiai man sako? Ogi tai, kad jiems skambino ir rašė virš 5000 pranešėjų apie korupciją. Įsivaizduojate, virš 5000 žmonių kreipėsi į juos su prašymu ištirti, kaip jiems pasirodė korupcinės bylas. Atvejus. Tai yra žmogus skambindamas ar rašydamas STT yra įsitikinęs, kad užčiopė korupciją, kad tai, kas daroma su valstybė, yra blogai. Kad reikia gaudyti ir sodinti korumpuotus vagis, kad valstybė smaugiama.
Bet ką daro STT? Ji atsijoja tuos pareiškimus ir pradeda štai 77 iki teisminius 22, 88 23 bei 103 24. Taigi, STT tiesiog sėdi, rankytes sudėję ir laukia, kol jūs paskambinsite, parašysite, kažkas įskūs savo konkurentą politikoje, versle, gyvenantį kaiminystėje ir STT tuo pasinaudos. STT su prokuratūra korupcijos atžvilgių nieko nepadarys patys. Jie laukia, kol žmonės jiems ant padėkliuko atneš informaciją. Taip atsitiko ir su augalininkystės tarnyba. Taip atsitiko su Masiulio byla. Taip atsitiko su garsiaja advokatų byla. Taip atsitiko su Čekučių byla. STT su prokurorais tiesiog šūda malą ir viskas. Jie gauna 5000 pranešimų apie korupciją ir sugeba pradėti tik 100 iki teisminių. Tai yra kasmet 5000 žmonių pranešusių apie korupciją pagal STT ir prokuratūros logika yra debilai. Jie neatskiria, kad tai ne korupcija. Tai smulkmė, tai niekas, tai šnipštas. Štai ką sako ši tarnyba apie jūsų pranešimus. O dabar įsivaizduokite, jei visi STT pareigūnai ir prokuratūra tikrai rimtai dirbtų ties kiekvienu pranešimu, ties kiekvienu skambučiu. Jei jie į apklausą iškviestų kiekvieną, pavyzdžiui, miesto merą, kuris galbūt neskaidriai šiukšlių dėžę savivaldybėje nupirko. Apklaustų, kodėl pirko, kodėl iš ten ar ten pirko, kodėl tokią šiukšlių dėžę pirko, ar teisingai biudžeto pinigus išleido, ar taupė. Ir įsivaizduokite, apie ką pagalvotų kažkokio miesto meras, jei jį į apklausą STT kviestų. Eina šikt, jie dėl šiukšlių dėžės mane valandą kamantinėjo. Tai ką jie padarys už trinkelių pirkimą, už gatvių siaurinimą, o vėliau platinimą, už kompiuterių ir tarnybinio transporto pirkimą. Geriau nevoksiu iš tų biudžeto pinigų, nes kas kartą drebėsiu, kad STT ant kulnų lipa. Nafik man to reikia. O ką dabar merai, politikai, LRT Monikos ir kiti biudžeto siurbelis galvoja? Vogiau, vagiu ir voksiu. STT nieko nematė, nemato ir nematys. Puls tik tuos, kurie stogo neturi. Matys tik tai, ką jiems liepsime matyti. Tirs tik tuos, kurie jau politikos savartynę guli. Juk tai mes matom jų darbą, ar ne? Gerbiama žiūrovė, ar ne tokią Lietuvą turime? Kokia kova su korupcija, tokia ir valstybė. 100 iki teisminių iš 5500 viską pasako. Beje, jau girdžiu, ką man reikia STT vadas Pernavas. Mes mažai darbuotojų turime, mums sunku visur suspėti, mūsų tik 279 darbuotojai. Dar gerai, kad nesako, kad mažai gaunam. Nežinantiems STT metų biudžeto, patariu užeiti į jų puslapį ir paspausti administracinę informaciją, finansinės ataskaitos ir pasirinkite 24 metai. Ten yra finansinio ataskaitų rinkinys. Ir štai 4 lape matome pagrindinės veiklos pajamos iš valstybės biudžeto, praėjęs ataskaitinis laikotarpis, kitaip sakant 23 metai, 15,5 milijonų eurų. O va ataskaitinis laikotarpis. Tai yra 24 metai, 18,1 milijono eurų. Per metus iš biudžeto papildomai 3 milijonai eurų. Už ką? Už ką? Čia jūs paklausite. Aš taip pat klausiu, už ką jums šūdarankiams papildomai 3 milijonai eurų? Ką jūs nuveikėt? Grįžkime prie veiklos ataskaitos. Apačioje žiūrim darbuotojų skaičius. 278 23, 279 24. Tai yra padaugėjo vienu darbuotoju, skundų sumažėjo beveik 1000, iki teisminių padaugėjo 20 vienetų, o biudžeto paaugo, dar kartą kartoju, 3 milijonais eurų. Todėl Pernavo, kuris bijo man duoti interviu, nors įkviečiau viešai, dar kartą klausiu. Kokią progą jums šūdarankiams papildomai 3 milijonai? Ką padarėt? Už ką mes, mokesčių mokėtojai, jums dėkingi?
5000 apie korupciją pranešusių ir jūsų nesulaukusių žmonių jūsų klausia, už ką aš mokesčius moku. Kad pranešus apie korupciją špygą, arba dar žiūrėjau pasakysiu, šūdą gautų, 100 ikiteisminių suvalgė 18 milijonų eurų. Matematiškai galim paskaičiuoti, kiek vienas ikiteisminis mums mokesčių mokėtojams kainavo. 180 000 eurų. Išleidot kosminius pinigus tyrimams, o ką turim? Kur tie korumpuoti šulai? Beje, pas save ataskaitoje rašote 5,2 milijonai eurų, didžiausia valstybės naudai priteista suma vienoje byloje. Kas nesupratote, noriu išversti į aiškę kalbą. Priteisė 5,2 milijono, bet į biudžetą įkris 0. Kodėl? Nagi pažiūrėkim, protingi kurmiai, ką STT savo 24 metų veiklos ataskaitoje rašo. Štai nuoroda, galėsite patikrinti. Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas Kuršių Nerijos byloje reikšmingas dėl rekordinio dydžio 5,2 milijonų eurų žalos gamtai priteisimo. Šiuo atveju įmonės direktorius ir jo pavaduotojas pripažinti kaltais dėl didelės žalos žemei, jos paviršiui, padarimo ir saugomos teritorijos suniokojimo Kuršių Nerijos nacionalinėme parke, išpilant ant miško ir grunto kelių statybinės atliekas. Tada bla 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 ir paskutinis sakinys. Šitą situaciją sukėlė ilgalaikius neigiamus padarinius, o specialistų atlikti apskaičiavimai rodo, kad aplinkai padaryta žala siekia daugiau nei 5 milijonus eurų. Ir mažas skaičiukas. 2 gale sakinio. Manau, verta visada paskaityti, ką maži skaičiukai raidelės reiškia. Nuosprendis įsiteisėjęs, tačiau apskūstas kasacinė tvarka ir dar gali keistis. Vadinasi, ne viskas, ko čia girėtės, jau tvarkoje. Bet dar vieną detalę atkreipkite dėmesį, ką STT rašo. Šiuo atveju įmonės direktorius ir jo pavaduotojas pripažinti kaltais dėl didelės žalos žemė jos paviršiui padarimo. Jie teigia, kad kalti yra įmonė ir 2 fiziniai asmenys. Nepatingėjau ir radau šią bylą tik jau apeliacinio teismo puslapyje. Skaitykime, ką ten rašo. Apygardos teismo klaida ištaisyta apeliacinės instancijos teismui patikslinus padarytų nusikaltimų veikų faktinės aplinkybės ir papildomai civiliniam ieškovui priteisus 370 000 turtinį žalą atlyginti iš viso. Iš juridinio asmens UAB Akordas 1 atsakingo už savo darbuotojų padarytą žalą priteista 5,2 milijonai eurų. Taigi, kam priteista didžiausia suma? Ne direktoriui, ne pavaduotojai, o juridiniam asmeniui UAB Akordas 1. Ar man reikia jums žiūrovai aiškinti, ką tai reiškia ir kuo giriasi apšikti jau viešai STT? Maža to, kad dar pagražino savo ataskaitą, neve jie čia 5,2 milijonus laimėjo Lietuvai. Gražiai parašė, žalos gamtai priteisimo. Ir dar taip sekantį sakinį, kalti įmonė, direktorius ir jo pavaduotojas. Bet realybė štai teismo puslapyje. UAB Akordas 1 priteista 5,2 milijono, o direktoriui Gintautui Matulevičiui 25 000 euriukų, jo pavaduotojui Karpičiui 20 000 ir piš, kaip pasakytų Šimonytė. Viskas, ką jūs laimėjot. Kas su UAB Akordas 1? Einam į rekvizitą LT ir žiūrim. Šiuo metu ten dirba 25 darbuotojai. Taip, o kas su finansais? Pardavimų pajamos 24 1,7 milijono. Pelnas prieš mokesčius 23 buvo 31 000, 24 jau tik 4,5 tūkstančio eurų. Nuosavas kapitalas 5,2 milijono. Mokėtinos sumos 2,5 milijono. Kas atsitiks su įmonė, kuri biudžetui skolinga 5,2 milijonų žalos? Kaip galvojat? Man atrodo, aiškinti man nereikia. Taip, kad STT vadė Pernavai ir naujai paskirta prokurorė Grunskienė. Dar kartą klausiu, už ką jums padidino biudžetą 3 milijonais eurų, jei STT su prokuratūra su korupcija kovojate kaip vantos lapas su šikna? Sugriuvo jūsų pagyros kovoje su korupcija kaip kortų namelis. Man pusdienio te reikėjo, o jūs postė jau 5 metai. Dabar grįžtu prie STT naujienos numeris 1. Ką ten skaitome?
Iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai. Už šių krovinių gabentojams VAT, ŽUM išduodamus fitosanitarinius sertifikatus. Įtariama, kad bendra kyšių suma gali siekti 1,5 milijono eurų. Ką reiškia sistemingai? Reiškia nuolat. Vadinasi, kai kas nuolat mokėjo kyšius. Kai kas, manau, dėl šio dalyko STT informavo, bet atgrubnagiai nieko nedarė. Kai kas į kišenę dėjosi milijonus ir nei apsišikusi VMI su savo bankų ir pinigų plovimo politika, kuomet 100 eurų savo pervesdamas turi deklaracijas pildyti, nei prokuratūra, kuri pamatys 20 eurų paramą, pavyzdžiui, Orlauskui, Celofanui ar sudegusių namų šeimai, bet 1,5 milijono kyšių įsisavinimo jie pist ir nemato. Įtarimai dėl kišininkavimo veikiant organizuotoje grupėje šiuo metu pareikšti Tralele Šapranauskui ir Tralele Agniai Silickienei, kuri Tralele štai traukėsi iš Vyriausios rinkimų komisijos ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos, kaip praneša Skvernelis. Kur jūs STT anksčiau žiūrėjot? Ir dar pasakykit, kad gerai savo darbą dirbote. Aš dar kartą klausiu, kas būtų, jei į kiekvieną iš 5500 skundų būtumėte sureagavę? Ar būtų tas sistemingai buvo reikalaujama didelės vertės kyšių? Pagalvokite. Įtarimai pareikšti taip pat 7 privačių įmonių vadovams. O ko nepristatote tų herojų? Įmonių pavadinimų? Juk ir tas jau padarėte. Štai, buvo atlikta daugiau kaip 100 kratų. Vadinasi, kam reikia, jau žino, kas ir pas ką kratos darytos ir kam galus slėpti. Vadinasi, bijote, kad tiems 7 įmonių vadovams nieko nebus. Bijote, kad apsišovėte eilinį kartą, kaip tai buvo teisėjų byloje, kur ne visi gavo bausmes, kur buvo išteisintas Matuzas, po to Ramanovskis, kur buvo išteisinti meras Račkauskas ir buvęs meras Sinkevičius. Beje, Sinkevičius išteisintas Čekiukų byloje, o ką dabar STT savo naujienose nuolat suka? Paskaitykime šitas naujienos. Jei užeitumėte į jų puslapį, pamatysite tokių naujienų. Čekiukai, savivaldybės tarybos narys. Štai keli paskutiniai pranešimai. Skuodo rajono tarybos narys, Marijampolės savivaldybės vicemeras, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys. Na ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip taip išėjo, kad STT ėmėsi Čekiukų bylų? Viskas paprasta. Už juos darbus padarė kiti vieši asmenys. Pavyzdžiui, aš dar prieš 2 metus apie tuometinės ministrės Šiugždinienės planšetus ir čekiukus kritikavau. Štai ta dalis. Dar vienas klausimas man neduoda ramybės. Pagalvokime logiškai. Jei Jurgita Šiugždinienė, būdama tarybos nare, planšetus ir telefonus pirko, reikia suprasti, jų anksčiau nebuvo. Ankstesni tarybos nariai juos išmetė po kadencijos. Tai yra, atėjo į tarybą, už mokesčių mokėtojų pinigus, nusipirko naujus telefonus ir planšetus, o išeidami iš tarybos juos išmetė. Nes Jurgita juk naujus pirko. Teisingai. Tai sakykite, ponia Šiugždinienė, kai tapote ministre ir išėjote iš tarybos, grąžinote techniką į savivaldybę? Juos dabar naudoja kiti tarybos nariai? Ar visgi savo prichvatizavote? Prieš 4 metus apie LRT plaunamus milijonus kalbėjau, bet STT tik dabar atsibudo ir ėmėsi tirti tarybos narius. Peržiūrėti jų čekiukus. O kur jūs anksčiau buvot, ponai iš STT? Kur, Grunskienė, pažadai pažaboti korupciją? Jūs gal dar norite man pasakyti, kad pas jūs pačius prokuratūroje korupcijos nėra. Pakvieskite pas save, pakalbėsime viešai apie tai. Juk jums nėra kas slėpti. Juk aš nikštukas, kuris burną aušina. Taip, matyt,
apie mane galvojate. Bet žinote, įsigijote neblogą kritiką mano asmenyje. Kiekvieną jūsų žinutę, kiekvieną jūsų pranešimą tautai nuo šiol pristatinėsiu ir aš. Ir pažiūrėsime, kaip toli nueisite. Manote, aš kovoti noriu su jumis? Ne. Aš noriu, kad jūs dirbtumėte su 18 milijonų gaunančia STT. Kad žmonės matytų rezultatus, o ne dulkes ir pudrą į akis. Daugiau nepudruosite mums akių, dirbsite, o aš jūs stebėsiu. Tai štai tiek naudingos informacijos iš mano planų dėl ateities. Iki greito, mėly žiūrovai, mano rėmėjai, nepamirškite palaikinti klipo ir jo pasidalinti, nes tik taip tapsime girdimi ir reikalavimai pasieks daugiau žmonių. Na, o aš atsisveikinu, geros dienos, gerų metų, sėkmės.